Pasigaminkime sveiką maistą. Dabar pas mus vyks pamoka pasigaminti salotas iš savo daržo. Supjaustysite ją smulkiais gabaliukais. Kaip jau jūs mokėsite, aišku, o paskui aš padarysiu tokį užpilą ir paaiškinsiu. Salotas tik tai palikite. Pirmiausia, pjaustykit svogūnus, pomidorus ir agurkus. O salotus palikime ant galo. Ir dėkite kiekvienas nuo lentelės į dubenėlius. Prašau, galite pradėti. Žinot, agurkus reikia, kai pjausti agurkus reikia nupjauti galiukus. Šitos galiukus būtinai reikia visada nupjauti. Va, šitaip nupjauti gražiai. Ir tada pjauti tik teisį. Pjauti tas pomidorą. Matau, kad labai mažą kairį turiu, didesnis čia nebuvo. Eisim, žiūrėk, buvau ypatinga. Pjaustykit, kas svogūnus, kas tik tai salotų neimkite. Darė mokykis, taip šarčiau žiūrėti, tokiai neturėtų, gal tai mažas ir tada. Pjaustykit, kaip salotams pjaustate. Kaip salotams pjaustate. Vaidotai, kaip salotams pjaustate. Ir dubenėlį pilkit mergaitės. Nesipjaustykit, pilkit nuo lentelės. Kodėl aš dabar sakau, kad paaiškinsiu toliau, kodėl aš sakau, kad salotų neimkite. Salotus ant galo mes jų nepjaustysim, o suplėšysim. Kodėl salotų pjaustyt negalime? Pjaustant jų nepjaustysim. Salotos praranda labai daug skysčių ir jos praranda maistinės savybės. O tai praras maistinės savybės pomidorą? Edvinai, galiukus nupjauti, agurką reikia? Pamiršk. Pratrūko. Išbėgus. Aukti. Tu nekabėgi? Gerai, jums bus įpjauti. Bet labai